Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Sveikinamės iš 6 Novaturo tinklalaidės Keliauti kartu lengva laidos ir šiandien su manim svečiuose Kristijonas Kaikaris, Novaturo generalinis direktorius, kolega ir keliautojas. Labas, Kristijonai. Labas, Sabina, sveiki. Aš esu tas, kuris planuoja kelionę. Planuoja nuo pirminės idėjos, pasiūlymo. Vietnamas, motociklas, solo kelionė. Ir 26 dienas. Ir buvo tokių atkarpų, kai tiesiog reikėdavo uždaryti šalmą ir po to nosį nusivalyti, aiškia, nuo smėlio. Wow, kaip faina. Taigi romantika, ar ne? Saulė, pliažas, atostogos. Tu pats savo šeimininkas, tu viską susidėlioji, susiplanuoji pats savarankiškai, darai ką nori, kaip nori. Smagu sirgti kai kuriomis ligomis, ypač kelionių. Kartu keliausime per verslo kelionių pusę ir pasidalinsime istorijomis iš Kristijono tikrai įdomių, man netikėtų labai kelionių. Ir šiandien Kristijono bandysiu paklausti ir sužinoti, kaipgi atėjus į tą turizmo verslą, kaipgi tas kelionės keičiasi tas požiūris, nes aš tikiu, kad atėjus kiek pusantrų metų dabar. Šiek tiek daugiau nei pusantrų. Kaip jau oficialiai atėjai į tą darbinę turizmo pusę, tai tikrai tikiu, kad turėtų įžvalgų iš buvusio kliento pusės, iš keliautojo pusės ir dabar iš žmogaus, kuris yra prie vairo didžiausio kelionio organizatoriaus Lietuvoje. Tai Kristijonai, nuo to, kad Formulė 1 komentavai, mediciną pats studijavai, pats keliavai neįprastais būdais motociklu per Vietnamą, rašai knygas, blogą savo esi išleidus. Small Planet aviacijoje, taip pat ir automobilių dalinimosi programėlė. Pilna visokios patirties. Kaip tu atėjai į tą turizmo verslą? Nežinau, kai tu išvardinai visas tas mano patirtis, gal net nereikėjo eiti, ar ne, kažkaip mes susiejom. Tai galbūt toks jausmas ir buvo, kai aš sužinojau, kad yra tokia galimybė, kai pradėjau ją svarstyti. Aš supratau, kad tikrai noriu, kad tikrai man įdomu, tikrai žinau nemažai, turiu nemažai patirčių ir matyt tas laikas atėjo, ta vieta, tas tinkamas momentas, tinkamų laiku priimti tokį sprendimą ir aš iš tikrųjų labai džiaugiausi ir toliau džiaugiuosi, nes vėlgi mes žmonės apie daug ką svajojam, aišku, apie atostogas visi svajojam, bet taip pat svajojam ir dirbti darbą, kuris veža, kuris yra įdomus, ar ne, ir kuris neturi tarpo tarp to, ką tu darai laisvalaikį, ar ne, tai vat Novaturas, turizmo sektorius yra tai, ką galbūt galima pavadinti ir tam tikrą svajonę. Aš iš tikrųjų prisimenu pirmas tavo dienas Novature ir pokalbis, kai visą laiką dalindavaisi savo patirtim kelionių ir kiek idėjų kupinas buvo, kiek visokio atsinešė insightų iš savo kelionių ir pamenu, akis dega, tai aš galvoju, žmogus į savo sferą atėjo, kur tikrai kelionės, nes visi mūsų kolegos sako, čia tiesiog liga yra, ją užsikrėti ir negali. Tai labai džiaugiuosi, kad tu su mumis. Smagu sirgti kai kuriomis ligomis, ypač kelionių. Tokias pašaliniai efektai jaučiasi, bet jie labai malonus. Taip, tikrai. Tai, o atėjęs į tą rinką, kaip pasikeitė tavo pačio gal požiūris į organizatorius, ne, tą visai kitokią pusę. Labai daug mitų yra apie tą kelionę su organizatorium ir kad reikia kelionę ne pačiam organizuotis, o pirkti pas kelionio agentą ar užsisakinėti pas organizatorių. Visi galvoja tikrai, kad yra brangiau, kad čia visi nori pasipelnyti, kad čia yra tik verslo pusė. Tai pačio nuoširdį ta patirtis iš tos kitos pusės. Aš gal pats ir neturėjau kažkokių mitų, kurios būtų reikėjo laužyti, nes man vėlgi tas turizmo sektorius nebuvo visiška naujovė. Ir mano asmeninė patirtis, ir mano ankstesni darbai, veikla man matyt davė pakankamai tokį
turtingą supratimą, daug ko aš nežinau, aš ir dabar dar daug mokausi, nes galiausiai tai labai dinamiška industrija, daug visokių pokyčių ir tikrai, kaip ir daugelį darbų, kaip ir daugelį industrijų, niekada nėra taip, kad, susiplanavau, atlikau kažkokį darbą, išsprendžiau kažkas tai problemas, ir rytoj viskas bus šokolade. Ar ne? Niekada taip nebūna. Viskas keičiasi, visą laiką yra ta dinamika, bet iš vienos pusės tai yra iššūkis, bet kai tu dirbi su iššūkiais, kai tu randi kartu su komanda, su partneriais sprendimus ir tais sprendimais kaip galutiniu produktu naudojasi žmonės, kurie svajoja apie atostogas ir tu išpildai tą svajonę, tai veža. Tai yra be galo smagu. Tai, kaip ir sakau, kažkokių stereotipų, kažkokių mitų nesijaučiau griaunas, bet galbūt labiau toks atvejis, kai aš savo bičiuliams pasakiau, kad, žiūrėkit, Novaturas, ar ne, kelionių organizatorius. Pirma reakcija tokia buvo, wow, kaip faina, taigi romantika, ar ne, saulė, pliažas, atostogos. Taip, kelionių industrijoje yra tos romantikos, bet labai yra daug tos operacinės kasdienės veiklos. Dirbi su tūkstančiais klientų, sprendi kartais, niekada tiksliai neskaičiuoju ir neteisinga būtų pasakyti tūkstančius problemų, bet tikrai ne vieną iššūkių. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, dirbdamas toje virtuvėje jauti pats ir su komanda tikrai malonumą ir pasitenkinimą išspręsdamas tos iššūkius, sukurdamas kažką naujo, ypač klientams patirtis. Ir tai yra nesibaigiantis procesas. Niekada nėra taip, kad padarei ir viskas, ar ne, ir gali atsipalaiduoti. Visą laiką yra kažkas naujo. Tai tas mane labai tikrai veža ir, kaip jau sakiau, po kažkiek laiko sutikę su draugais mes grįžom, reiškia, prie tos temos, nes manęs klausia, tai kur jau pakeliavai, kur toliau keliausi, sakau, palaukit, kelionės yra, mes jas kūrėm, gaminam, o pačiam nėra laiko. O pats ar anksčiau prieš ateinant į turizmą, ar keliavai ir naudojasi pats organizatoriaus paslaugom, ar keliaudavai tik savarankiškai? Aš esu labai toks įvairialypis keliauninkas, planuotojas, man labai pačiam patinka planuoti. Aš mėgstu nuotykius, o kai pats planuoju, tai galbūt ir netyčia prisišaukiu nuotykių, turiu ne vieną pavyzdį iš savo patirties, bet nuo senų laikų, Novatūrui jau 25 metai, tai aš ir su Novatūru esu keliavęs, nepamenu tiksliai kuriais metais, bet aš manau, kad tai buvo pradžių pradžia. Ir kai mano vaikai buvo mažesni, jie dabar jau užaugę, kai kurie net savarankiškai gyvena, mes kiekvieną rudenį per lapkričio mokinių atostogas skrisdavom į Egiptą. Nes mano tokia pirma rimtesnė kelionė su kelionių organizatorium, tai buvo povestuvinė kelionė medaus kopinėti Egiptą ir man Egiptas tada paliko labai gerą įspūdį, nes man patinka šiluma, man patinka saulė, man patinka skaidri jūra, mes tada su žmona pradėjom nardyti ir aš tiesiog norėjau tęsti ir tikrai man labai tuo metu tiko žiemos šilta tokia, dar žiema netėjo, bet jau pas mus tas tie rudenėliai kartais būna šiek tiek link depresijos oro prasme ir šviesos prasme. Tai gal kokius 5, nepameluosiu, o gal net ir 6 kartus mes su šeima, su draugais, ten skirtingom tokiam kombinacijom keliaudavom į Egiptą. Po to vaikai paaugo, pasidarėm drąsesni, nusprendėm paieškoti kažkokių tai kitokių kelionių ir aš tada pajutau, kad aš esu tas, kuris planuoja kelionę. Planuoja nuo pirminės idėjos, pasiūlymo, kartais net įtikinimo, padrasinimo, reiškia tų savo būsimų kompanionų keliauninkų, kad varom. Tai aš jaučiau tą potraukį ir norą planuoti, dėlioti maršrutą, užsakyti viešbučius, net ir bilietus į tos parkus ar muziejus, rezervuoti automobilį, kad mes visi sutilptume, padaryti maršrutą kiekvienai dienai. Ir aš netgi po kelių pirmų tokių bandymų ir pakankamai sėkmingų realizacijų tų bandymų supratau, kad man asmeniškai netgi tokiu atveju kelionė prasideda dar prieš kelionę. Tai yra, kai aš planuoju. Ypač šiais laikais, kai yra toks prieimas prie informacijos, gali net ir Google Maps'ose pasižiūrėti, kur čia kokia kavinė, kaip čia ta gatvė, kur čia miško takelis. Tai kai kurias keliones, kurias aš pats paskutiniu metu planavęs, skaitant Vietnamą, tai aš ten sėdėjau 2 savaitės, ne 24x7, bet taip po kelias valandas kasdieną ir aš jau jaučiausi, kad aš jau keliauju.
Man planavimas labai patinka. Tai galima sakyti, kad tu savo aplinkoje jau būdavai kaip kelionių agentas, kuris visiems viską suplanuoja, už viską atsako. Bet ar nesijausdavai pavargęs nuo to planavimo, nes vis tik tai reikalauja ir žinių, laiko labai daug reikalauja ir tiesiog tą atsakomybės jausmą už visą kompaniją su visa šeima, kuria keliauja ir draugais, kad to jeigu kažkas nepavyks. Pavargt galima nuo bet ko, kai darai labai ilgai ir ypač jeigu tai yra nuobodu ir tau neįdomu. Tai kadangi man buvo įdomu, tai tas nuovargis ateidavo gal labiau akims, tiek žiūrint, aiškiai, monitorių, bet kažkokio tai psichologinio nuovargio ar streso man dėl to nebūdavo. Kartais būdavo mintis tokia, o gal aš ne viską teisingai suplanavau, gal aš kažką praleidau. O aš taip toks gana kruopštus žmogus esu, pas mane, jeigu tokia asmeninė paties suplanuota kelionė, tai aš neretai net ir Exceliuką susivedu, susirašau kiekvieną detalę, kiekvieną kilometrą. Gal tai labiau žaidimas, to ne visą laiką reikia, bet man tai patinka ir aš visą laiką netgi pagalvoju, kad man tai pravers, galbūt ateityje ar su draugais, ar su kolegomis pasidalint. Tai man tai patinka, bet labai dažnai, kai viską pats daraisi, atsitinka kažkokių nenumatytų aplinkybių. Kažkokiu nuotikiu. Aišku, jeigu tu kelionėje sieki nuotikių, ar nėra daug keliaudininkų, kurie planuojas ir keliauja patys, jie nori tų nuotikių. Ir kartais tie nuotikiai yra labai faina, jie tikrai veža, ar ne? Bet kartais tie nuotikiai būna ir netokie malonus, už tai aš miksuoju, ar ne? Aš per metus keliauju ne kartą, ir atostogom, ir ne tik atostogom, ir kai kurias keliones aš organizuojuosi visiškai savarankiškai, kai kurias keliones man yra gerokai smagiau, patogiau, naudingiau ir saugiau rinktis kaip paketą. O ką darydavai, ar būdavo tokių situacijų, kaip po kelionės, kai viską suplanuoja, tiek daug įdedi laiko, pastangų ir vis tiek kompanija kas nors atsiranda? Nu, žinai, visai gerai, bet kitą kartą galėtų būti ir geriau. Nu, kaip tokiais atvejais? Gal aš turėdavau geras kompanijas ir man kažkokio tokio labai jau, nežinau, tiesmukiško į kaktą priekaišto nebuvo. Tarp eilučių visą laiką kažkas tai būna, nes kompanijos labai tokios diversiškos, žmonės labai skirtingi yra. Bet kai tu pats planuoji, tu pats susirenki tą kompaniją, tai jeigu ir įvyksta tokie įvykiai, tai jie būna labai izoliuoti ir galiausiai aš pasistengiu tai užmiršti ir pataisyti kažkokiu tai kitų sekančių žingsnių toj kelionėje ir dažniausiai tai pavyksta. Tai neprarasdavai motyvacijos šitoj vietoj. Ne. O kas liečia irgi tą planavimą, atsakomybę, užsakant bilietus, viešbučius, tai čia yra iš tikrųjų ir finansinė atsakomybė, reikia sužiūrėti visas datas, laikus, lokacijas. Nebūdavo baisu už visus tai daryti. Tai ir va dabar kaip iš organizatoriaus pusės, kiek čia yra atsakomybės, kuri nuimama iš tikrųjų nuo keliautojo pečių. Baimė gal nežinau, bet ta tokia atsakomybė ir jauduliukas ar įtampėlė visą laiką būdavo, už tai ten tu peržiūri kelis kartus, persiplanuoji, kažką pakoreguoji, kai tu kažką organizuoji, tai natūraliai tu tampi atsakingas už tai, ar ne? Ir tu tada galvoji, kad žmonės tu nenori nuvilt, ar ne? Ne tik savęs, bet ir žmonių. Tai be abejo jinai yra, bet kaip aš ir sakiau, aš keliauju įvairiai, kai ką pats planuoju, bet pavyzdžiui, kai aš galvoju, kad aš noriu kokią savaitę pasilsėti, ar ne, kažkur prie jūros, pležiuke, saulytė, geras maistas, kažkokie kultūriniai ir kiti įspūdžiai. Ir ypač jeigu aš tai darau su vaikais, ir vat, kai mano dar vaikai buvo mažesni, ar mes ten kartu su draugais važiuojam, tai aš nenoriu ant savęs tos atsakomybės, ar ne, nes kai man geriau kreiptis į agentūrą, pas agentą, arba pačiam nueiti ir nusipirkti pas kelionių organizatorių interneto puslapyje, kai žinau, kad nusipirksiu ten, kur apie viską iš esmės jau yra pagalvota ir nebus kažkokių tai užslėptų niuansų, užslėptų kaštų, nes vieno draugo pavyzdį turiu, vat irgi, kai pradėjau dirbti novatūrės, sako, bet tai, nugi čia, ar aktualu dar, ar ne, tie paketai? Aš sako, viską pats planuoju, sako, o tu bandėjai ten į Turkiją, Egiptą pats planuoti, vat sako, kaip tik, vat, galvoju apie tai, bet prieš tai nuvažiuosiu į Kretą, ar ne pats.
Ir jis man gyrėsi, žiūrėk, sako, aš radau, mes važiuojam 3, maždaug, sako, apie 100-150 eurų pigiau, negu pirkčiau tuo metu, reiškia, 3 paketus, ar ne, ar paketą 3. Galiausiai žmogus grįžo pavargęs, susipykė su viešbučio savininku, negana to, kad nuotaika buvo labai prasta ir dar, manau, pinigų jisai buvo išleidęs gerokai daugiau, nors to nelabai norėjo pripažinti. Nes problemas prasidėjo nuo skrydžio. Buvo keli jungiamieji skrydžiai, ten lėktuvas pavėlavo antram skrydyje, neatskrido lagaminas, tada reikėjo važiuoti vėlai atskridus brangiai taksi, tai ten tie 150 ar kiek eurų per žmogų ten pradėjo tirpti. Galiausiai viešbutis buvo pakankamai toli nuo kitos infrastruktūros, o ten buvo tik tokie lengvi pusryčiai. Tai jie vėlgi samdėsi ne kartą taksi, kad nuvažiuot kažkur tai pavalgyti. Ar ne? Na ir grįžo, liktai sutaupęs, kai pirko pinigų, nes lygino, ar ne, 2 dalykus, o tai nėra ta pati, nežinau, prekė ar paslauga, ant kurios priklijuota kaina, ar ne? Ir kai pats organizuojasi, atsiranda tokių niuansų ir reikia gerai pagalvoti, ar tu to nori ar ne. O kadangi jie keliavo 3 ir buvo vaikas, tai galite įsivaizduoti nuotaiką šeimos ir vaiko po tokių atostogų. O ten turėjo būti atostogos, ten reikėjo parsivežti atostogų įspūdį, o ne tai, kas nepavyksta atostogų metu. Ir ne visi turi tokius gerus įgūdžius iš tikrųjų planuoti, vat tau tai buvo natūraliai tavyje ir tau tai pomėgis buvo ir patiko, ir kompanija atitinkamai, o ne visi gali ir ne visi moka tai daryti, tai vat dėl to mes irgi vis grįžtam prie to, kad kelionių agentas, kuris gali tau patarti ir pasakyti, kad ten gali papildomai tos kainuot, kad geriau gal pasiimkit viešbutį pusrytis vakarienę ir tada nereikės galvoti, kad šita lokacija yra tuo išskirtinė ar kituo ir tai yra tas momentas, kur tau tikrai nereikia galvoti ir tu turi kaip šeimos geriausią draugą, kuris esant reikalui nori pailsėti, tiesiog pasitikėjo ir žinai, kad tas žmogus žino, nes domisi to, nuolatos atnaujina informaciją ir turi žinių bagažą daug didesnį ir aš manau, kad tai yra nuostabi profesija iš tikrųjų, mano nuomonė. Kelionių agentas yra profesionalas, ar ne? Ir žmonės profesionalais būna kažkokioj tai srityje, kartais keliose, ar ne, bet dažniausiai vienoj. Ir tu žmogus, kuris nesi kelionių industrijai, nežinau, architektas, gydytojas, dirbi ten parduotuvėj, kasininkas, statybininkas, ar ne, tu gali galbūt įsivaizduoti, kad tu viską žinai, bet yra žmonės, kurių tai yra profesija, ilgametė patirtis, ar ne? Ir ne tai, kad ten jie nuvažiuoja, pabūna, bet jie nuolat apie tai galvoja, apie tai dirba, jie sutinka labai skirtingų klientų, ar ne? Jie jau supranta iš pirmų žodžių, atranda, ko tam klientui reikia, ko jisai nori, ar ne? Ir tikrai čia vėlgi, kai technologijos vystosi, aš atsimenu, kai dirbau Microsoft'e, sakė, atsirado mobilus tie liečiami telefonai, planšetės, kompiuteriai numirs. Kažkada, kai atsirado skaitminės knygos, sakė, kad popierinės numirs. Taip, internetas, prieinamumas, ten bookingai, aviacija, ar ne, bilietus tu gali susirankiot, nusipirkti, bet kelionių agento, ar ne, ir agentūros darbas yra tie profesionalai, kurie sukurs produktą, paslaugą, įspūdį, ar ne, atostogų. Ir tu galvosi apie atostogas, o ne kaip čia, kur kažką tai turiu pasidaryti, arba čia kažkas man nepavyko, kas man padės. Todėl aš čia dar prieš ateidamas į Novatūrą skaičiau vokišką tokį straipsnį, kur buvo kalba, kad tendencija yra link e-komercijos, tiesioginių pardavimų, tiesioginio planavimo, bet tuo metu čia prieš gerus 1,5 metų vėlgi žmonės vokiečiai pradėjo grįžti į agentūras pas agentus, kadangi neretai pabando ir tada sugrįžta. Ar ne? Jaunimas iš pradžių pakeliauja savarankiškai, nes labai faina, nuotykis, ar ne? Aš pats, kai buvau jaunas, tai gal ten tų kelionių galimybių buvo mažiau, bet viską darydavom pagrindę savarankiškai, bet labai dažnai net pirštus nusvildavom, ar ne? Ir jeigu tau gali kažkas tai patart, padėt su patirtimi, tai yra tiesiog didžiausia dovana, ypač kai kalbam apie atostogas. Ir jeigu kažkas nepavyksta, tu turi kontaktą, kur tu gali pasiskambinti ir iš tikrųjų nesijauti vienas toj stresinėj situacijai, nes labai dažnai, kai kažkokia situacija
pasimeta žmonės ir jiems labai nuramina visą tą pradžią, ypatingai žinojimas, kad tu turi kontaktą. Tai yra vis tiek labai svarbu. O kalbant apie tendencijas, kadangi taip, mūsų sritis darbo yra labai dinamiška ir labai ypatingai po pandemijos daug labai pokyčių jaučiasi ir viskas keičiasi. Kiekvieną dieną mes vis laukiam kažkokių naujienų ir turim būti labai adaptyvūs šitoj vietoj. Tai kaip tu manai, kokios kelionių tendencijos numatomas į ateitį ir ne tik pačių kelionių? Kaip žmogaus gal požiūris, pasirinkimai keičiasi va šitoj srity? Aš gal apie tendencijas, Sabina, pakalbėčiau taip iš dviejų tokių žvilgsnių, ar ne? Žiūrint iš vienos pusės, tai yra kai kurios tendencijos, kurios yra kaip tendencija, nes jos nesikeičia, arba jos labai nedaug keičiasi. Ir tai irgi yra tendencija, ar ne? Tai jeigu mes paimsim Baltijos šalių, Lietuvos, ar ne, gyvenam tą rutiną, darbas, šeima, vaikai, draugai, dar kažkas, šventės kažkokios, ar ne, vietinės. Mėgaujamės, kiek galim tuo, bet visą laiką norim pokyčio. Ir tikrai nemažai žmonių mūsų Lietuvoje, tas ypač matosi irgi mūsų industrijoje, iš tikrųjų nori pabėgti nuo tos rutinos, į kurią įeina ir oras, kuris ne visą laiką yra pats geriausias. Šiaip mūsų nuostabios vasaros, visi 4 sezonai, aš jais mėgaujuosi. Bet norisi kažko kito, ar ne? Ir tas kitas norėtųsi, kad nebūtų labai toli, nelabai brangu, ir kad būtų geras oras, ir šiltas vanduo, ir smėliukas, kažkokios pramogos, tai jums pasirūpinta, nereikia daryti pusryčių, vaikam yra baseinas, akvaparkas, ir todėl tos tendencijos, pavyzdžiui, kaip vasara Turkija ar žiema Egiptas, jos išlieka ir netgi auga. Jeigu mes žiūrim pagal bendrą, reiškia, keleivių atostogaujančių Turkijoje ir Egipte skaičių. Ir tai yra labai normalu ir labai suprantama, nes ir ten tose kryptise vystosi tie viešbučiai, ar ne, ir kokybė gerėja, ir maistas, ir paslaugos, ir viskas. Ir tai yra nuo mažų vaikų iki senelių tinka, ir jeigu važiuoja šeimos, ten gali būti ir anūkai, ir seneliai, ir tėvai, jie visi randa savo vietą, ir baseinuką šildomą ar šešėlyje, ir kažkokį staliuką po palmę vynui. Ir neretai žmonės sako ir džiaugiasi to, kad mums per 7 dienas net nereikėjo išeiti iš viešbučio teritorijos, mes viską turėjom čionai. Tai va, tai viena tendencija yra tai, kad jinai yra gaji, jinai lieka, ar ne, bet yra kita tendencija, kaip kitas prožektorius, kur yra nuolatiniai pokyčiai, ar ne, ir jie tam tikrais momentais vyksta dažniau, greičiau, intensyviau. Ir šitoje vietoje aš paminėčiau technologijas, ar ne, kaip ir daugelį industrijų, daugelį sričių, technologijos, tas prieinamumas skirtingų būdų keliauti, viešbučių, lėktuvo bilietų, tų pačių paketų dinamiškai susikonstruojančių. Ir čia ateina ir tas pats dirbtinis intelektas, ar ne, kurį mes jau daugelis ir kasdieną, ir darbe, ir ne tik darbe naudojam. Turiniui surasti, turiniui paruošti, ar ne, kažkas jau ten su grafika, su video, kažkur įmonėse analitika, skaičiai, dar kažkas daroma, bet dirbtinis intelektas keliaus ir manau prikeliaus labai arti agento, bet jo nepakeis. Ir manęs dažnai klausia, sako, tu dirbai ir tose IT kompanijose, ir Microsoft, ir Oracle, gal tu turbūt tiki, kad daugelį profesijų, ar ne, technologijos ir dirbtinis intelektas pakeis. Aš manau, kad jisai daug ką pakeis, bet žmonėm jisai labiau palengvins darbą, labiau jo supozicionuos į kažkiek galbūt šiek tiek kitas kryptis arba darbą su pačiu dirbtiniu intelektu ir suteiks jam daugiau galimybių. Tai lygiai taip pat ir aš manau, kad ir kelionių agentai, jie yra nepakeičiami žmonės, patirtis bendravimas su jais, bet jiems dirbtinis intelektas padės dar kokybiškiau, dar plačiau, dar giliau, ar ne, surinkti, pateikti, paruošti informaciją keleivių ir galbūt netgi bendraut kartu su tuo, reiškia, savo klientų, keliauninkų. Aš, aišku, neturiu krištolinio rutulio, negaliu visą ateitį ir visas tendencijas išburt, bet aš tikrai tikiu, kad tai mums padės, o ne sutrukdys ar pakenks mus pakeisdami. Aš šitoje vietoje tau labai pritariu ir man atrodo, kai žmogus moka naudotis duomenimis, tai yra
toks pastiprinimas labai geras. Kaip tik, neseniai mes irgi žiūrėjome pas mus dabartinės tendencijas, ateinančiam dar vasaros, rudens sezonui. Paieškoje dažniausiai atsiranda kelionės vasaros su vaikais, nes vis tik mokyklos atostogų laikotarpis, kitas dalykas paskutinės minutės kelionės ir dar vis populiarėja šventinio laikotarpio išvykimai, šitą mes gal su tavim dar šiandien paliesim. Būtinai palieskim. Kodėl tavo kelionė po Vietnamą motociklu, tai man tai tikrai atrodo iššūkis, challenging, iš tikrųjų angliškai žodis labiausiai. Kaip ir ar koks rezultatas po to buvo? Žinau, kad dalinaisi savo blogę ir tikrai rekomenduoju paskaityti, nes ten tokių įdomių įžvalgų pateikė iš tos, bet kaip tu sugalvojai? Aš šiaip per savo gyvenimą nemažai dalykų esu sugalvojęs ir įlindęs į įvairius iššūkius, tai mane kartais tiesiog paskatina, tiesiog man reikia iššūkio. Bet aš turiu pusseserę Ievą, kuri beje irgi turizmo sektoriuje, jinai su vyru Leonardu balinėtojus turi Balyje. Ir kažkada mes su ja susitikom pas mane Antavilių miške, ten kur aš gyvenu, sėdėjom, ten kepėm pizzas, užsišnekėjom, jau ir į uodus nebekreipiam dėmesio. Ir Ieva taip entuziastingai pasakojo, kaip jinai keliauja viena su maža kuprinyte. Ir aš tada savo stop, Ieva, bet palauk, vienamgi nuobodu, šeima, draugai, nes, pavyzdžiui, aš tą labai jaučiu, kai aš keliauju ne vienas, dažniausiai aš keliauju ne vienas, man tarsi dvigubėja džiaugsmas, kai man kažkas patinka, ar kažkoks vaizdas, ar maistas, ir aš matau, kad šalia esantiem patinka, man tiesiog dauginasi tas malonumas ir aš jo noriu dar daugiau. Reiškia, man kelionė kartu yra tarsi didesnis malonumas, ar ne, potyris tos kelionės ar atostogų metu. Bet Ieva sako, ne, tu esi pats savo šeimininkas, tu kada nori tada keliesi, kur nori tada valgai, ką nori tada darai, kairė į dešinę, tau nei tartis nereikia, tu gali su savo mintimis pabūt, sutikti vietinius žmonės, susipažinti, pabendrauti. Aš tai sakau, kažkaip ne. Ir neužmiršau aš to pokalbio ir aš po to galvoju, bet tai palauk, kodėl aš ginčiuosi su savo pusseserė, kuri tą daro, o aš to nedaręs, tai ką aš žinau, tai kad kitą kartą susitikus mes tą ginčą ar nežinau, ar pokalbį tą temą turėtume vaisingesnį, prasmingesnį ir profesionalesnį iš abiejų pusių, tai man reikia pabandyti. Ir pas mane kaip tik buvo tas pokytis, kai aš iš CTB jau ruošiausi ateiti į Novatūrą. Tame tarpe aš sakau, reikia pasimti atostogas ilgesnės. Aš jau planavau kelionę vienas su motociklu Vietname ir jau su žmona bandžiau susitarti, kaip čia tai atrodytų ir kaip tai gautųsi. Ir kaip tik tas momentas, kai atėjo, aš pasiryžau, nes aš norėjau išbandyti vienas solo kelionę. Aš norėjau išbandyti motociklų, nes neturiu nei teisių, nei nesu bandęs taip normaliai važiuoti. Ir kitas dalykas, Azija mane veža. Man patinka kultūra, klimatas, maistas, ar ne, istorija ir praktiškai viskas. Tai man taip ir gavosi. Vietnamas, motociklas, solo kelionė. Ir 26 dienas aš išvykau į tą kelionę, 23 iš tų 26 važiavau motociklu, iš Hanojaus dariau tokią didelę kilpą, 2600 km per 23 dienas. Ir dėl motociklo, tai aš kažkaip pagalvojau, o kur geriau važiuoti motociklu, jeigu ne motociklų ar motorinių dviračių priemonių karalystėje Vietname. Bet tu neturėdamas teisų, visų pirma, tavęs niekas nepagavo? Ten tikrina iš vis. Ten labai daug kas neturi teisų, ten yra tam tikras algoritmas, ką daryti, kai tave pagauna. Aš savo blogę tai parašiau. Būtinai pasidalinsim irgi su žiūrovais, klausytojais aprašyme tinklalaidės, bet aš prisimenu savo pirmą įspūdį, kai pamačiau eismą Vietname. Aš net nežinau, kaip ten pereiti gatvę, o ką jau kalbėti, sėsta prie dviratės transporto priemonės ir joje judėti, nes ten atrodo visiškas chaosas, o tu dar neturėdamas teisų, neišgazdina. Aš prieš nemažai metų, tai buvo 2011 metai, kai žiemojau 2 mėnesius Tailande ir 1 mėnesį Vietname, bet ten buvo pietinis Vietnamas, Hošiminas ir Muine. Aš ten nuomodavausi motorolerį. Ir aš
šiokį tokį supratimą, kas ten vyksta, turėjau, bet tai yra toks, valanda, dvi ar ten pusę dienos išvažiuoti motoroleriu ir važiuoti 23 dienas, ar ne, ten beveik 3000 km, tai yra didelis skirtumas, bet iš tikrųjų ten tik atrodo, kad ten yra chaosas, ten yra labai graži harmonija, ten yra dvi taisyklės. Pirma taisyklė, kad niekas nenori su nieko susidurti. Aš nenoriu su tavim, tu nenori su manim. Reiškia, ta taisyklė, jinai nuolat veikia, kaip koks lidaras, ar ne, savaeigiame automobilėje. Ir tu stebi tą aplinką ir tu nedarai staigių judesių, nedarai kažkokių tai kvailų posūkių, tu apvažiuoji kliūtį. Ir tave kiti apvažiuoja kaip kliūtį. Net jeigu ir tu važiuoji prieš eismą. Ten yra tokių situacijų, kai motorolerių ar motociklų sraute tu nori pasukti kairę, ten niekas tavęs nepraleis, nes ten kaip vanduo teka, ar ne, kaip sraunė upė. Tu randi tarpą ir tu įlendi į priešingą eismą. Ir taip po truputį atsiduri toj kairiai pusėje. Bet vėlgi ta taisyklė galioja, kad tu nenori su nieko sudurti, tave visi labai gražiai apvažiuoja. Žmonės neišbandė Azijoje, ypač Vietname, ten Tailande, Vietname labiausiai praeiti gatvę, nors yra perėję, niekas tavęs nepraleidžia. Kaip pereiti? Tu eini vienodų ritmų ir tave visi apvažiuoja eismo dalyviai. Antra taisyklė tai yra, kad tu didesnį turi praleisti, didesnio pirmenybę. Jeigu tu dviratininkas, tu praleisi mopedą. Jeigu tu su mopedu praleisi motociklą. Motociklas lengvai automobilį, tada autobusas, sunkvežimis ir taip toliau. Ir ta taisyklė galioja nesvarbu, koks yra ženklas ar šviesoforo signalas. Vis tiek didesnį turi praleisti. Va čia šiek tiek yra kitaip. Čia jau reikia apie tai pradžioj nuolat galvoti, po to tai tampa po kažkiek tai dienų važiavimo tokių instinktų, ar ne, refleksiškai imi tą jausti, bet turėjau kelis momentus per visą tą kelionę, kai didesnė transporto priemonė iš šalutinio kelio tiesiog, įčiuožia į mano kelią, gerai, kad ne priešais, bet vėlgi aš kaip magnetai kitom pusėm, tu tiesiog jau žinodamas atsistumi. Pavyzdžiui, kokioje Lietuvoje su mūsų įpročiais, tai gerokai rizikingiau važiuoti motociklu negu Vietname. Nes nepratę žmonės ir pas mus, jeigu aš nekartą esu tą susidūręs, aš kažkada dar būdavo, kai buvau jaunesnis, būdavo, kad tu pyksti ant blogai važiuojančių žmonių, ar ne, ten nori galbūt ir aplenkti ir papypinti. Dabar tai aš laiką šypsausi, ar ne, nes tai geriausias vaistas nuo blogų, ar ne, vairuotojų. Bet pas mus žmonės, vairuotojai, eismo dalyviai, jeigu yra kažkokia tai situacija ir tu neteisus, ar ne, nes kartais ir tu gali būti neteisus, ar ne, neretai tave stumteli, pablokuoja, paspaudžia. Vietname su motociklais, motoroleriais tai niekaip nesuveiktų. Tu turi užleisti kelią. Ar nutiko kokiu nors įvykių eismo per tavo šią kelionę? Šiaip man matyti labai pasisekė, nes kiek aš domėjausi prieš tą kelionę ir pažiūrėjau YouTube filmukų ir paskaičiau, tai ten tų nuotykių žmonėm įvairiausių atsitinka. Ar kažkas neten paparkuoja tam motociklą ar motorolerį, jisai dingsta. Jeigu netem pastatai, tiesiog patraukia netgi tą pati policija, ar ne, ir po to didelę baudą tenka sumokėti ir, aišku, patirti stresą, kur jisai dingo. Man kažkaip labai pasisekė, tikrai neturėjau jokių incidentų. Vieną kartą buvau nuvirtęs ant šono, bet važiavau labai lėtai, siaurų takelių po lietaus. Ir tiesiog žinau, kad nuvirsiu. Ir nuvirtau, atsiguliau ramiai. O visa kita, šiaip, kadangi aš neturėjau tos patirties, aš šiaip Formulė 1, komentavimai, ten raliukai, palakstimai, aš bijojau, kad aš norėsiu lėkti. Bet matyt, mano patirtis automobiliais važiuojant, atsisėdus ant 2 ratų, suveikė kažkokie tai vidiniai procesai ir aš važiavau atsargiai, saugiai, labai greit pradėjau jausti, ką motociklas daro, jeigu šiek tiek pragreiti posūkį atvažiuoji, ką daryti su stabdžiais, su vairu, jeigu čia smėliukas. Tarpsme, aš bijojau motociklo prieš pradėdamas su juo važiuoti, bet supratau, kad jeigu tu protingai važiuoji, jeigu tu važiuoji taip, kaip šiuo atveju Vietname kokios galioja taisyklės, tai yra tikrai saugu ir to nereikia bijoti. Ten, kur aš važiavau Vietname, aš ne visą Vietnamą važiavau, tik tai šiaurės Vietnamą nuo Hanojaus į viršų. Tai aš praktiškai nevažiuodavau jokiais greitkeliais, aš jų vengdavau, ne, nes neįdomu motociklų greitkelių važiuoti, teko kokį 60 km ten vienoje vietoje pavažiuoti, tai tu tiesiog važiuoji su tos rautus savo ramiai ir judi, ar ne, bet ten galbūt dulkių
gali būti. Ir buvo tokių atkarpų, kai tiesiog reikėdavo uždaryti šalmą ir po to nosį nusivalyti, aiškiai, nuo smėlio ir šiek tiek net akis griaužė. Bet vėlgi reikia pasirinkti maršrutą ir nebijoti išsukti iš to kelio, kuris yra labai dulkėtas, nes Vietnamas stipriai vystosi, ten daug remontų kelių, ten daug tų atkarpų remontuoja. Galiausiai kalnuose, aš buvau spalio mėnesį, po lietaus sezono būna nuošliaužų. Ir kol jie išvalo tas nuošliaužas, ten to smėlio nuneša labai toli į priekį kitos transporto priemonės, kai kartais tenka irgi pavostyti ar iš akių įsikrapštyti tą smėlį. Tada kitas iššūkėlis tai yra išmetamosios dujos. Čia pas mus Europoje, ar ne, su Euro 5 ar Euro 6 reikalavimais, elektromobiliais, kurių dar nėra daug, bet vis tiek hibridai, išėjęs Vilniuje ar kitame mieste į miestą, retai kada pajunti smalkių ar benzino ten sudegusio ar nesudegusio kvapą. Vietname, didmiesčiuose visur tu jį jauti ir netgi keliuose paprastuose pasivijęs kokį sunkvežimį, ten gali pauostyti tų reiškia, išmetamųjų dujų. Bet vėlgi, kadangi aš keliavau kalnuose ir važiavau tais keliais, kur to transporto nėra daug, ten tik akimirkomis jo buvo daugiau, tai man nepaliko jokio blogo įspūdžio. Vieną kartą tik tai buvau maršrutą neteisingai susidėliojęs, tai visą dieną teko važiuoti remontuojamų kelių. Ir čia buvo ne tada, kai aš buvau vienas, o čia buvo pernai, kai aš antrą kartą nuvažiavau motociklu su žmona, kuri sėdėjo už manęs. Tai ryžaisi vis tik dar kartelį tokią kelionę, bet jau ne vienas. Pats pasibandėjai, įsitikinai, kad gerai ir tada prisikalbėjai ir žmoną į kompaniją. Taip, aš labai norėjau, aš kaip sakiau, man vienam patiko tada keliauti, ar ne, aš dar galėsiu papasakoti, kas man patiko keliaujant vienam, bet aš kaip sakiau, kad man labai smagu dalintis įspūdžiais kelionės metu ir aš be galo norėjau, kad mano žmona Vilma kartu su manim pajustų tą malonumą. Tai aišku, ją reikėtų pasikviesti laidą, jinai tikrai pajuto malonumą, bet viena diena tai buvo su ašarėlė, kadangi kelias buvo siaubingas, buvo remontas ir ten tikrai reikėjo ir užpakaliukų, ir rankoms daug jėgos, kad įveikti. Tai ta kelionė su motociklu yra nuotykis, ar ne, ypač jeigu tu važiuoji dviese, ar ne, o mes dviese važiavom, nes nesiryžo imti atskiro motociklo. Pati, galbūt kitą kartą. Pažiūrėsim, kaip jinai šitą idėją reaguos, bet manau, kad kiekvieną kartą vis drąsiau. Bet skirtingai, sakai, ir ta solo kelionė, tai ką išsinešiai iš tos kelionės, kai vienas keliavai? Aš pagrindė tai tą, ką man pusės Rejeva pasakojo, kad tu savo šeimininkas, faina, ar ne, bet per tas 23 dienas kelionės ir iš viso 26 dienas aš tokius turėjau du, drąsiai pasakysiu, vienatvės priepolius. Kai aš atsibudau, jau nuėjau gultis, ten kokią 11 ar 10 ar ne po kelionės, negaliu užmigti, man trūksta bendravimo. Aš išeinu į miestą, pirmas man buvo toksai nuotykis Hadžiango mieste, išėjau ir pradėjau kabinėtis prie aplinkinių. Kabinėtis taip, kad, einam pabendraujam, einam pavalgom kažkur, kad tu ką jūs čia veikiat, o visi buvo tokie pavargę ir niekas su manim nenorėjo bendrauti. Ir aš grįžau namo ir visą naktį nemiegojau. Man žiūrėjau ten per telefoną Netflixą pasileidęs, tiesiog pritrūko, nes aš tai buvau nepratęs, o gal tai natūraliai atsitinkas. Ir po to dar antrą kartą pasikartojo toks irgi vienatvės priepolis. Bet čia 2 dienos, ar tiksliau 2 naktis, 2 vakarai iš 26 dienų. Visa kita tikrai buvo labai smagu. Tai aš kaip sakiau, tu pats savo šeimininkas, tu viską susidėlioji, susiplanuoji pats savarankiškai, darai ką nori, kaip nori, bet man patinka tokie momentai ir aš juos turėjau tada vienas keliaudamas, praktiškai nuolat, pamastyti. Ar ne? Ir aš tuo metu turėjau dar vieną tikslą, ne tik, kad pabūti Vietname, pakeliauti vienas, pakeliauti su motociklu, bet aš dėliausi naujos knygos scenarijų. Ir man jis labai gerai dėliojasi ir aš ten rašiausi ir susidėliojau ir kai grįžau, jau žinojau, kad ateisiu Novatūrą po maždaug 12 dienų, regis, jeigu neklystu. Ir aš taip sėdėjau ir galvojau, viskas, dabar sėsiu rašyti knygą, tai reiškia neįsiu Novatūrą, nes jau kai jau nori rašyti, tai nori tik rašyti.
Ir tada aš sugalvojau, kad kaip kompensacija reiškia, kad nerašyt knygos, bet kažką parašyti, aš parašiau tą blogą vietnamas.info apie savo solo kelionę, motociklu. Tiesiog norėjau sudėti viską į vieną vietą, kad ne tik man liktų prisiminimas, bet gal kažką irgi paskatinti, sudominti, kad taip galima padaryti. Ir patarimai naudingi, kas tikrai svarbu, ypatingai tas kitokias keliones planuojantis, tai tikrai labai naudinga. Lietuviai šiaip yra tokia draugiška bendruomenė, visi taip mielai dalinasi patirtim, patarimais, nuorodom visada. Tai aš manau, kad tavo nuoroda labai blogas padeda susiplanuoti kitokio tipo kelionę. Ten ir ypač kaip išsinuomoti motorolerį, aš jau ir pati pažiūrėjau. Nors mes siūlome pietų Vietnamą, poilsinę labiau pusę, bet tiesa, kalbant apie kelius, dar norėjau atminti gera tokia naujiena keliautojams mūsų, nes būtent nuo uosto, nuo Saigono, Ho Ši Minio iki Muine kurorto, pagaliau yra patiestas naujas kelias. Tai labai pagerina susisiekimo galimybę su kurortinė dalim. Tai ten 2 valandos turbūt netgi netrunka. Dabar jau taip, anksčiau buvo iki 4 iki tam tikrų viešbučių, tai čia labai geras, manau, kad atnaujinimas kitam mūsų atostogų sezonui, kas netiek ryšys aktyviai keliauti, bet pamatyti dalį Vietnamo. Ir dar, kol tu kalbėjai, aš pagalvojau, kad labai geras čia tendencijas, paminėjai kelias, kurių mes irgi gal neakcentavom, kad tos solo kelionės yra vis populiarėjantis konceptas, būtent, kaip sakai, pagalvoti, kad kartais ir tą vietinių gyvenimą pamatyti tokioj, sakykime, jautroj zonai, nes tu esi vienas. Tau nėra kompanijos, tu turi jas susirasti, tu turi sužinoti dalykus pats ir pabūti su savim, su savo mintim, kartais būti yra baisu, bet tas populiarėja. Ir kitas dėl tų patirčių, kad žmonėms jau nebeužtenka įprastų patirčių, tiesiog nueit, pamatyti, aplankyti lankomus objektus, plaukti laivu, tarkim, iki kažkur, bet jiem reikia jau pajausti tą tikrą vietinę kultūrą, kaip pabandyti su vietiniais gaminti, toj vakarieniai dalyvauti, kalbos mokytis, ir visų kitų. Tai taip, mes žmonės iš tikrųjų, mūsų poreikiai auga, mes tai irgi jaučiam mūsų keliautojų, bet labai smagu, kad ir tu pats keliauji įvairiais būdais, nes tai duoda įkvėpimo sugalvoti kažką naujo, pasiūlyti mūsų keliautojų. Tikrai taip. Ir kalbant apie naujus potyrius, tai tie šventiniai laikotarpiai, kai žmonės sako, taip jau atsibodo prie to stalo, tas mišrainės gaminti, ne, ir tiesiog susiburti vėl. Tai vis dažniau pagalvoja apie tas šventės kitur. Aš vėlgi ir iš savo patirties, ir iš savo aplinkos, pažįstamų patirties pats jaučiu ir girdžiu, ir vėl šventės, ir vėl kalėdos, ir vėl naujakas, ar ne? Tai pala, taigi džiaukimės, taigi faina, pragyvenom metus, susitikim, pabendraukim, pasigaminkim mišrainę, ar ne, ten silkutę, ir vėl dovanos. Todėl aš ir pats nekartą esu naujus metus praleidęs ne Lietuvoje ir kitais, sakysim, metais, kai tą tenka daryti Lietuvoje, faina, ar ne, giminės, ten mišrainė, silkutė, visa kita, bet vis pagalvoju, kitais metais aš norėčiau gal kažkur kitur, gal slidinėti, ar ne, per šventinį laikotarpį, o gal dar fainiau būtų, ar ne, pabėgti nuo to įkyraus nulio ar šaltuko, kuris čia pastarąsias žiemas net nelabai spaudžia, bet kartais užspaudžia tos tamsos, tos drėgmės, ar ne, tos šventinės rutinos. Kažkur, o kur? Kur mes norim pabėgti? Mes norim kažkur egzotiškai, ar ne? Ten, kur baltas meliukas, kur ten 30 laipsnių šiluma, kažkokia kita kultūra, kažkokia tai patirtis. Tai aš apie tai visą laiką svajoju. Labai džiaugiamės, kad mes jau dabar pasiūlom savo keliautojui išskirtinę galimybę naujiem metom ir kalėdoms, kai visas tas šurmulys keliuose, kai visi pikti dovanų ieško, stalams viską perka, tai kad ne su mišraine sutikti, o sutikti nekur kitur kaip Zanzibare, su egzotinė virtuvė, su baltu smėliuku ir nuostabiu vandenynu ir
dar safari parkai ir visa ta egzotika, ko tu niekaip nerasi čia. Ir mes pirmą kartą pas mus naujieną, kad tiesioginį skrydį iš Vilniaus siūlome į Zanzibarą, būtent šventiniam laikotarpiui. Ir taip, tie, kas planuoja iš anksto, mes jau žinom, kad dažniausiai ir gauna geresnės kainas ir gali turėti tą planą, žino, kad tiem naujiem metam jau nebereikės tame visame šurmulyje būt švenčių. Nes šiaip kalbant apie kainas, jeigu tu pagalvoji, kiek tu Lietuvoje šventinių laikotarpių išleidi pasiruošimui, dovanoms, visai pačiai šventiai ir kiek čia streso. Tu prisimeni gruodžio vidurys, kokie žmonės būna įsitempę, pikti, iš tikrųjų tas šventės nebesijaučia. O čia tu savo atsipalaidavę, žinai, kad tuoj tau Zanzibaras, palmės, tas baltas meliukas ir skanus maistas ir tau visiškai nesvarbu nei tas šaltis, nei tas žmonių pyktis, nei tos dovanos. Aš manau, kad tai yra tikrai labai faina, šauni galimybė žmonėm pasinaudoti mūsų Novaturo to pasiūlymų. 2 skrydžiai, vienas kalėdinis, kitas naujametinis, taip kad galima pasirinkti. Ir tai yra tiesioginis skrydis į Zanzibarą. Taip, netrumpas skrydis, bet tai, kas laukia, koks įspūdis ir kokia patirtis, tai aš manau tikrai yra išskirtinė, nes apart tai, apie ką mes dabar šnekėjom, kad temperatūra, vanduo, smėliukas, ar ne, palmės, tai yra Afrika. Tai yra užbaigti metus su tokiu trenksmu įspūdingu, ar ne, nes ten nauji metai, sakysim, nežinau, kiek ten bus tų fejerverkų, ar ne, ar kaip pas mus tas triukšmas, bet ten tikrai bus būgnai, tikrai bus Afrikos šokiai, tikrai bus Afrikos dainos, ar ne, jūros gerybės ir aišku, ta šiluma, palmės ir visa kita, tai aš manau, kad tai yra tikrai nuostabi lokacija. Ir mes vis tam šventiniam laikotarpiu vis pasiūlome įvairiausių. Ir įvairiausio biudžeto, ir įvairiausių trukmių, ir įvairiausių šalių paklauso, nes tikrai vis laik stengiamės adaptuotis pagal kliento poreikį. Tai ir pažintinių kelionių, ir savaitgaliams tiesiog naujiem metam, ir slidinėjimas kalnuose. Nu, iš tikrųjų, tai jau šventės, toj mirktelsim ir jau vėl to šventės čia, tai tikrai verta pasižiūrėti ir pasiplanuoti. Ir nepavėluot. Na ir eikim tikriausiai, Kristijanai, su tavim šiandien į mūsų 2 rubrikas, mūsų laidos rubrika, tai slaptas kelionės prieskonis. Ir šiandien norėsiu, kad tu pasidalintum, kokiągi turi ypatingą vietelę, kurią atradai ir nori pasidalinti su mūsų klausytojais. Ta vietelė yra Kretoje, maždaug 30-35 minutės į pietus, jeigu taip žemėlapį žiūrėti, salos Linohanijos. Pasidalinti. Drakona yra toksai kaimeliukas, miesteliukas, nežinau, kiek ten tų namų 19 toje vietoje yra, ten tokius ir patinukų pavažiavus. Ir ten yra šeimininis, net restoranėlių neišeina pasakyti, šeiminė vieta, kur palei kelią yra tokia virtuvė ir moliniuose induose degant malkom ir ugniai, reiškia, ten troškinasi ožkiena, aviena ar dar kažkas, ar ne, ir tada tu tai praeini per gatvę, užlipi laipteliais į tokią pavėsinę ant kalniuko, ten yra 14 stalų. Ir tenai net meniu nėra. Tau tiesiog pasako, šiandieną troškinam tą ir tą ir tą, čia graikiškos salotos be abejo, naminis vynas, raudonas anoks, reiškia baltas, salotytės, po to desertą dar atneša. Tai ten tikrai slapta vietelė, visiškai neturistinė, nes kai mes ten buvom su šeimina, ten buvo turistų pora, bet daugiau buvo vietiniai. Ir tas visas, aplinka, maisto skonis, ar ne, yra kažkas tai tokio. Tai va čia ta tokia slapta vietelė, į kurią radome pasiskaitę tokias netradicinės rekomendacijas Kretoje. Ir aš kiekvieną kartą, kai kažkur vykstu, aš bandau rasti tokią vietą. Ar ne, paieškau pats, ar ten kažkieno tai kitų rekomendacijas. Tai šiandieną mano rekomendacija būtent Kretoje. Tavo didžiausias kelionės feilas. Iš tų tokių įvairių kelionių, tikrai aš manau, kad tų feilų nemažai, tai kokį šiandien pasidalinsi? Skaičiuoju, kurio dalintis. Pasidalinsiu tokiu feilu, kai mes dviese su žmona, aš viską planavau, nusprendėm nuskristi į Prancūziją, pravažiuoti Normandiją. Išsinuomavom Fiat 500, convertible be stogelio ir, aišku, skridom su
pigiom avialinijom, į priekį su vizieru, atgal irgi turėjom su vizieru grįžti, jau duodu užuominą. Va, ir kai aš pats viską planavausi, aš kažkur padariau klaidą kalendoriuje. Aš viską, viešbučius, mašinos nuomą užsakiau iki vienos dienos ir kai mes atvykom į oro uostą, ryte reikėjo atsikelt gan anksti, negavom tam viešbutėlėje, kur nakvojom prie oro uosto, reiškia pusryčių, nes per anksti kėlėmės, o ten dar buvo ir baseinas, ar ne, sakom, kaip gaila, kad taip anksti mūsų skrydis, kišam tą atspausdintą lapuką su barkodu prie tų vartelių ir pip, toks garsas žemas, pip. Prancūzui davėm tokiam ten šalia, jisai pabandė irgi tas pats signalas, po to kažkaip pažiūrėjo, rodo pirštu, kad vakar mūsų lėktuvas įskrido. Tai va aš žaisdamas su kalendoriais booking.com, vizierė, ar ne, automobilio nuomoj, kažkur kažką praleidau ir nepažiūrėjau, nepatikrinau. Tai va čia vienas iš tų nuotykių, kai pats viską darai, ar ne, ir dar su žmona keliauji ir nori, kad viskas būtų idealu ir va tai va gaunasi. O mes jau ir mašiną gražinom, įmetėm raktelį ten tokią dėžutę, reiškia, kad jau išskrist, o mašinos nuoma tai ten dažniausiai būna iki vidurdienio. Tai kai jau supratom, kad mūsų lėktuvas įskrido vakar, ar ne, čia jau nebėra ko laukti, pasisekė, kad Ryanairas skrido ten po kokių 5 valandų, tai mes nusipirkom naujus bilietus į vieną pusę, tai mūsų ta skrydžio kaina patrigubėjo iš tikrųjų dėl tokio mūsų, reiškia, bilietų pirkimo. Tada aš nuėjau į tą dėžutę, įkišau, išsėmiau mašinos raktus, pasiėmiau mašiną, nes nuomos punktas dar nedirbo, aš taip jos ir neatidaviau. Grįžom į tą patį viešbutį, nustebinom šeimininką, sako, bet naudokitės to kambariu, tik nebesigulkite į lovą, nes patalį nenurinkau. Tai pagulėjom prie baseino ir ten po 5 valandų išskridom. Tai buvo toks feilas. Tikrai tai buvo feilas, nes nefaina nespėti lėktuvą visą dieną. Kelionė organizavimas pačiam, bet užtat dabar turi ką atsiminti. Tikrai, tai aš netgi sakau, tai yra kitų feilų, bet čia gal kitom laidom. Tai, Kristijonai, ačiū tau šiandien labai už pokalbį, už skirtą laiką. Aš tai padėkosiu tau ir už tai, kad tu su mumis ir kasdieniniai profesiniai erdvėj kartu. Ir tos kelionės mūsų keliautojams organizuojam, planuojam, sugalvojam vis naujų ir manau, kad toliau dar kažką pasiūlysim ateityje. Tai tikrai organizuosim, planuosim ir dalinsimės. Ir ačiū tau, Sabina, už šitą laidą ir už tai, kad mane į svečius pakvietė ir turėsi turbūt dar daug įvairių įdomių svečių. O visiems kviečiu patirti tuos įspūdžius, tais, kuriais Sabina dalinasi. Ir keliaukime kartu. Ačiū.